Klausimas. Kodėl mane erzina kito bendravimo tempas? Šiuo atveju greitas, nuo kurio aš jaučiuosi išsunkta ir kiek įmanoma su tuo žmogumi nebendrauju. Ačiū. Kodėl apskritai mus erzina kiti žmonės? Primenu, jie mums veidrodžiuoja mus pačias, tai ką mes turime ir su kuo reikėtų susitvarkyti, arba ko mes neturime ir ką reikėtų užauginti. Galbūt nemoku taip lengvai ir paprastai komunikuoti, aiškinti ir reikšti mintis. Galbūt aš nuolat apgalvoju, kaip čia tobulai pasakyti, kaip pasakyti gerai, kad mane suprastų kokiu tempu. Ir nemoku išleisti savo emocijų pokalbio metu ir nekalbėti ir kažko savo neleisti. Nes kai mus erzina, kad kažkas kažkaip tarsi daro, kaip man nepatinka, tai visada yra žinutė ir mums apie mus pačias. Ir nors atrodytų, kad tai galėtų būti visiškai nesusiję, tikrai tai tiesiog mane erzina. Kai labiau pabūsi toj situacijai, o kas ten giliau erzina, ar tikrai tik tempas? O gal tas žmogus tiek daug kalba ir visiškai nesidomi manimi ir man yra nuobodu, nes aš negyvenu pokalbyje, manęs ten nėra. Galbūt pas tave gimsta kažkas iš vaikystės, kažkokia nuoskauda, kad nebuvai išgirsta, pamatyta ir būtent su šituo žmogumi pokalbyje tai kyla, ką reikia pradirbti, su kuo reikia gražiai, ką reikia išgydyti. Įvairių gali būti priežasčių. Tas erzinimas, kaip ir minėjau, kai sukyla tam tikra emocija, nebėgti nuo tos emocijos yra geriausia ir ignoruoti galbūt su ta žmogumi, nes niekas negali iš jūsų atimti energijos, nebent jūs pačios ją atiduodate. Nebent jūs nusprendžiate atiduoti. Ir greičiausiai atiduodat nesąmoningai, neidentifikuodamos, kas vyksta. Erzulys yra tik paviršutiniškas ego išsireiškimas. Mane tai erzina. Ką iš tikrųjų reiškia? Kas yra po erzinimo emocija? Kaip tu jautiesi? Tu jautiesi liūdna, tu jautiesi nusivylusi, tu jautiesi nesvarbi, nes nepaklausia, galbūt pati kažkur su kažkuo irgi lygiai tai bendrauji. Vien tik apie tave, vien tik nori pasipasakoti, išsipasakoti ir paskui kitas žmogus rodo tą patį. Galbūt laikas užaugti į kitokį bendravimo lygį, jeigu tu nori būti pamatyta ir negali jo klausytis ir domėtis, tai tas pats metodas bus taikomas ir kitose pokalbiuose su kitais žmonėmis. Tai čia labai svarbu suvokti ir giliau įeiti į situaciją, ką tas žmogus rodo. Nes aš esu susierzinusi arba mane erzina, yra labai neaišku, kas dar kyla tavyje, kokios emocijos ir jausmai. Ar tu tiesiog jauti, kad nori kitokios kokybės pokalbių, kitaip, vadinasi, tu pradedi iš tikrųjų klausytis to žmogaus, iš tikrųjų jį girdėti, jį pamatyti. Jeigu atrodo, kad ne, nes tau yra neįdomu, tu tiesiog pereini ir praeini tuos pokalbius, kurie tau neįdomus, palieki juos. Aš nebenoriu bendrauti, man tai netinka.